Visuomet yra tinkamas metas būti aktyviems, veikti, o galbūt pabūti vienatvėje, ramybėje. Yra tinkamas metas linksmintis, švęsti, mėgautis, keliauti, poilsiauti, tuoktis ir skirtis, dirbti, sveikatintis, mokytis, o gal patingėti, manifestuoti bei pasitikėti. Taigi šiandien apie tinkamą laiką. Atrodo, dar visai neseniai šį mėnesį skambėjo tokios frazės, kad štai liūto vartai, štai ypatinga diena, būtent šita diena, 8.8, magiška. Ir kiekvienais metais iš tikrųjų kartojasi tokie periodai apie tas magiškas dienas. Tačiau ne visiems įvyksta magija. Kodėl? Ogi todėl, kad mes esame skirtingi ir pagal zodiako ženklus. Mes esame skirtingi pagal mūsų turimas energijas. Mes esame visi skirtingi. Ir toji magiška diena gali neveikti magiškai kiekvieną iš mūsų. Tai tik bendra energija. O labiausiai veikia tai, kas yra asmeniška. Tai tarkime, prisiminus tą 25 metų rugpjūčio 8 dieną, ar ne? 8.8, tarkime, kodas. Tai ši diena ir bet kokia kita kažkada ateityje pasikartosianti, arba kai išgirsite, kad štai ypatinga diena. Tai aš visada mokau jūs, stengiuosi jums perduoti tą suvokimą, kad jūs sąmoningiau žvelgtumėte į gaunamą informaciją. Taigi aš ne veltui dalinausi dienos kodais, gyvenimo kodais. Jų galima pasiskaičiuoti labai paprastai. Tarkime, ši diena 25 metų rugpjūčio 22 diena. Ji yra labai svarbi, ji yra labai ypatinga ir nereikia čia jokių 8.8 magijos ar dar kažkokios dienos. Ji yra labai ypatinga žmogui, kurio ir gyvenimo kodas, ar ne, ar tiesiog jo energijoje kartojasi šios dienos kodas. Tai yra 4.8.9. Taigi, jeigu žmogus gimęs yra balandžio mėnesį, rugpjūčio mėnesį, arba gimimo metų suma atitinka 4, 8, 9, arba gimimo dienoje yra 4, 8, 9, tai ši diena ypač įpareigoja šį žmogų vykdyti šias programas 4, 8, 9. Apie visas programas jau yra informacija ankstesniuose įrašuose. Tai dar, beje, tai yra maža dalelė visos galimos informacijos. Nes nebūtinai, jeigu mano kodas yra 4.8.9, pavyzdžiui, kad mano asmeninė diena, asmeninė metų energija yra susijusi su šiais skaičiais. Taigi, pavyzdžiui, šios dienos būtent energija tai yra 12, tai yra 3. Ir šios energijos mes nematome programoje 4.8.9. Taip, tai čia ir prasideda, kai jūs suvokiate, kad mano užduotis yra būtent tokia ir tokia diena, arba apskritai mano gyvenimo užduotis, mano gyvenimo programa, taip yra būtent tos 3 energijos išgimimo datos.
bet žiūrime, ar sutampa bent vienas skaičiukas su šios dienos data. Ir viską jūs galite pasiskaičiuoti ir jūs galite patys savo pradėti prognozuoti. Taip, tai visada, jeigu atitinka visi 3 skaičiai, yra 100% atsakomybės jums vykdyti tas užduotis, tas programas numatytas skaičiuose, jūsų skaičiuose arba dienos energijose, ar ne? Jeigu 2 skaičiukai sutampa, tai 50% sėkmės arba nesėkmės, jeigu jūs neinate tuo keliu, nevykdote savo programų. Na ir jeigu tik vienas skaičiukas, tai tiesiog 10% yra atsakomybės, yra svarbos realizuoti tas programas. Tai tiesiog įdomus dalykai. Ir dėl ko aš užsiminiau, ar ne, kad tinkamas metas ir švęsti, ir linksmintis, ir poilsiauti, tai ypač tai buvo būdinga pastarąjį mėnesį, kol Saulė buvo liūto ženkle. Visiems tokia bendra energija. Na, bet šį vakarą jau Saulė žengia vėlai vakare, kuriuo čia dabar metu žiūriu, 23 valandą, ten 23 valandą kažkiek ten minučių, žodžiu, link vidurnakčio Saulė įžengs į Mergelės ženklą. Taigi keisis energijos, taps žemiškesnės ir praktiškesnės, nebe tokios ugninės, nebe tokios ryškios, nors ryškumo pakaks, todėl, kad baltasis mėnulis, Angelas sargas į liūto ženklą perėjo visiems 7 mėnesiams. Taigi artimiausius net 7 mėnesius yra palanku švęsti, linksmintis, poilsiauti, džiaugtis gyvenimu, kūrybiškai į viską žvelgti. Štai kas bus svarbu. Ir ypač jeigu pažįstate žmonių su baltuoju mėnuliu liūto ženkle. Tai prie tokių žmonių turi būti šilta ir jauku, kaip prie saulės sušilti. Žinoma, jeigu žmogus puoselėja tas gerasias, stipriasias liūto ženklo savybės. Na, o Saulė mergelėje tai yra apie analizę, tai yra apie mąstymą, apie smulkmeniškumą, apie pedantiškumą. Tai pats geriausias artimiausia mėnesį laiko praleidimo būdas jau būtų gilintis į tai, ko aš nemėgstu, ar ne, analizuoti daugiau, peržiūrėti, daryti korekcijas įvairias, rūpinti savo sveikata, buitimi, užsiimti rutininiais darbais, pasirūpinti ir naminiais gyvūnais. Tai yra pats palankiausias mėnuo, pradėti dietą, jeigu yra poreikis, ugdyti naujus įgūdžius ar grįžti prie senų. Taip, tai apie tai yra. Ir beje, jau pasitiksime jaunatį mergelės ženkle rugpjūčio 23 dieną šeštadienį, 9 valandą 6 minutės. Taigi, jau rytoj žengsime į mergelės energijas, ypač ryškes, bet jaunatis iš tiesų impulsyvi, nervinga, tokia uraniška, įtampos Saulės ir Mėnulio su Urano planeta, teiks ir nuotaikų kaitos, ir kaprizų, ir dramatizmo, ir nervingumo. Taigi niekur neskubėkime, gaisrų tikimybė stipri. Taip, tai iš tikrųjų nėra itin ramus metas. Na, pasidžiaukime vis dėlto dar neprasidėjusią vasarą, jos pabaiga, kalendorinės vasaros pabaiga. Tikėkime, kad dar bus šiltų dienų. Na ir mūsų laukia rugsėjis, kuris bus užtemininis. Taigi vis dėlto gražios visiems jaunaties mergeles su jūsų soliarais.